klausimas, kuris surinko daugiausia balsų. Tai kaip išsigryninti tikruosius savo gyvenimo tikslus ir kaip gyventi savo, o ne kitų žmonių gyvenimą. Gražus klausimas labai. Šitas klausimas skamba dažnai. Aš jį girdžiu karts nuo karto vienokią, kitokią formą. Jis prasideda dažniausiai tada, kada pradedam kalbėti apie tikslus. Ir aš sutinku daug žmonių, kurie turi tikslus. Jie žino, kad tikslai turi būti suformuluoti pagal SMART principą, jie taip yra ir padarė. Ir kas dažnai atsitinka, tai žmonės pasiekia savo tikslus, bet jie nėra patenkinti tuom. Kartais sako, kad laimingumo to pojūčio trūksta, kartais sakom, kad trūksta pilnatvės. Pasiekiau tikslą ir dabar turėtų jau būti viskas gerai, o iš tikrųjų gerai nėra. Pasiekiau tikslą taip, tam tikras momentas, akimirka pasiekimo jėga, o paskui taip pradedi galvoti, palauk, kur čia tas pilnatvės jausmas, nes jeigu užsibrėžiai kažką, norėjai pasiekti, pasiekiai ir šas turėtų dabar apimt laimingumo pojūtis. Jis apėmė ir staiga jisai praėjo po tam tikro laiko, greit praėjo. Tam tikras laikas, minutės, dienos, valandos kartais būna. Jeigu ten koks ilgesnis tikslas, tai gal mėnesį trunka, bet paskui vėl tas kažkoks nepasitenkinimas ateina. Ir taip iš tikrųjų atsitinka dėl to, kad žmonės pasiekia ne savo tikslus. Tai jie pasiekia kažką tai, ko norėtų kiti žmonės. Ir labai tiksliai yra suformuluota, kaip gyventi savo, o ne kitų žmonių gyvenimą. Tai tokia labai taikli formuluotė. Nes po teisybėje mes gyvenam kitų žmonių gyvenimą. Mes gyvenam gyvenimą, kurį tėvai norėtų, kad mes gyventumėm. Įdomu tai, kad netgi tėvai, jeigu net nebedalyvauja mūsų gyvenime, arba jų išvis nėra, jie yra mirę, arba jie kur nors toli ir ne su mumis, bet jie vis tiek dalyvauja. Ir tada labai geras klausimas, o tai kaip savo tikslus tuos, o kur mano tie tikslai, kur aš tam esu? Ir iš vienos pusės atsakymas yra paprastas, iš kitos pusės klausimas labai sudėtingas ir labai sunku tą padaryti yra. Vienas būdas, tai yra nusistatant tikslus, nuolat savęs klausti, ar tai reikalinga man, ar reikalinga kitiem žmonėm, kurie dabar su manim yra, arba tie žmonės, kurie buvo kažkada su manim, ar čia visuomeniai reikia, kad aš prisitaikyčiau prie jos, bet ar man to reikia? Mano asmeninis pavyzdys. Kažkada aš norėjau būti mokslininku. Kažkada tai ne taip jau labai ir seniai, prieš 20 metų. Ir kažkaip aš buvau labai tikras, kad aš būsiu mokslininkas. Ir dabar labai aiškiai suprantu, kad ne man reikia būti mokslininku. Man nereikia. Mano tėtis buvo mokslininkas. Ir aš nesąmoningai sekiau tuo pačiu ir aš irgi noriu būti mokslininkas. Ne man. Man yra įdomu tyrinėti, taip, tiesa, bet nebūtinai mokslinė forma yra man tinkamas geriausiai tyrinėjimo būdas. Ir kai tas supranti, kad tas mokslininko darbas nėra tai, apie ką aš svajoju. Tada supranti, kad tikslas tapti mokslininku, jis neturi jokios prasmės, jis nereikalingas. Tai galim pasakyti, jeigu tu nori mūsų, tai reiškia, tai nori ne mūsų? Dažnai, taip, beveik visada taip yra. Beveik visada. Prieš daug metų teko bendrauti su Modriu Tenisonu, kuris bent jau buvo laikomas Lietuvos pantomimos tėvu. Jis kadaise dirbo Kaune, gyveno Lietuvoje ir jau kada jis grįžo į Latviją, teko nuvažiuoti pas jį, aplankyti jį Rygoje ir tada įstrigo labai graži jo frazė. Jisai sako, teatras man arba spektaklis man. Sako, statyti spektaklį yra tas pats kaip mylėtis. Sako, ir malonumas, ir vaikai atsiranda. Tai reiškia, ir procesas patinka, ir rezultatas yra geras. Čia, aišku, priklauso nuo to, ko siekiam. Bet aš prieš save mačiau žmogų, kuris mėgaujasi tuo, ką jis daro, ir pasiekia kažkokį rezultatą arba tikslą, kurio jisai nori. Bet akys jam dega ne tik dėl rezultato, dėl to tikslo, bet ir dėl paties proceso.
Ir mes galėtumėm savęs visą laiką paklausti, aš dabar sieksiu to tikslo, ar procesas, kuriame aš būsiu, iš tikrųjų yra tas procesas, kuriame aš noriu būti. Gali būti kartais tokie neilgalaikiai tikslai, kada mes patiriam diskomfortą ir neišvengiamai tą padarysim tam, kad pasiektų kokį nors rezultatą. Galėtų būti pavyzdys kaip fizinės treniruotės, atėjo į galvą paprasta, kada jūs esate treniruoklių salėje ir jūs sunkiai kilnojat štangą, tai pats kilnojimas, jis yra sunkus, iš tikrųjų fiziškai sunkus ir skausmingas gali būti ir taip toliau, bet po to, kai jūs jau ją iškeliat, tada ateina gerumo, malonumo jausmas. Bet kartais mes, taip metaforiškai, mes tą štangą kilnojam kiekvieną dieną. Ir vietoj to, kad mes mėgautumėmės ir kaifuotumėm nuo proceso, mes laukiam, kada ateis tas tikslas, ateis rezultatas. Tai matyt, kad reikėtų visą laiką klausti, ar tame procese aš patiriu pilnatvę, ar man yra tame procese gerai, ar aš mėgaujuosi tuo. Kitas yra dalykas, tai klausimas, ar siekdamas to tikslo, aš panaudosiu pačias savo geriausias savybės, arba darysiu tai, ką aš geriausiai moku daryti. Stipriausias pusės. Ir tada mes galėtumėm pasitikrinti, kurie tikslai yra tie, kur aš tikrai esu aš siekdamas tų tikslų. Aš tai reiškia, kad daugiausia, man labiausiai tinka. Aš daugiausia panaudoju tų dalykų, kuriuos aš gerai galiu padaryti ir kurie iš tikrųjų tuo pačiu man ir patinka. Nes aišku, gali būti, kad aš moku, bet man nepatinka. Tik tai tas būna retai ir dažniausiai tai netaip jau gerai ir moko po teisybei, nes tas, kuriam ir patinka ir jis moka, tai jis daro tą žymiai geriau. Aš kažkada žaidžiau tenisą. Aš žaidžiau nuo 6 metų. Mano tėtis buvo tenisininkas ir mane mokino žaisti tenisą. Ir nežiūrint to, kad aš treniravausi 12 metų, aš nieko nepasiekiau kaip sportininkas. Nors ėjau sąžiningai treniruotės ir tikrai turėjau ir vis dar turiu gerą techniką ir gerai gaudavau lekiančius daiktus į mane kairę ranką, bet kažkada man buvo labai nemalonu, kad aš, iš tikrųjų, taip kaip sportininkas, nieko man nepavyko padaryti. Nepavyko pasiekti. Kol aš supratau, dabar neseniai atėjo tik tai tas supratimas, kad ne aš norėjau žaisti tenisą, mano tėtis norėjo, kad aš žaisčiau. Ir viskas, ką aš dariau, buvo tam, kad jam būtų gerai, ne kad man būtų gerai. Ir man tas labai aiškus atsakymas, aš netapau čempionu, tik tai dėl to, kad man tai nebuvo tai, kas mane labiausiai vežė. Aš prisimenu, kad aš kankindavausi treniruotėse, mušdamas į senelę. Pats nuobažiausias dalykas ir baisiausias, kurį iš vaikystės prisimenu. Dar aikštelėje žais dar pusę bėdos, bet eiti ir mušti senelę ir šlifuoti techniką, peilis, va taip va. Tai jeigu mes turim tokį darbą, tai taip išmoksim, kaip aš išmokau žaisti tenisą. Mano kūnas prisimena, aš išeinu į aikštelę po metų pertraukos, mano kūnas prisimena, bet tai nėra taip gerai, kaip tie žmonės, kurie negali nežaisti teniso. Jiems blogai, jeigu jie nežaidžia. Man būdavo gerai, jeigu aš nežaidžiu. O aš pažįstu žmonių, pažinojau tada ir pažįstu dabar, kuriem blogai, jeigu jie nežaidžia. Aš padavau davėt kažkada pratimą, 100 mano sėkmingų savybių, 100 mano sėkmingų gyvenimo įvykių. Tai vienas iš būdų pažiūrėti. Taip, tai yra vienas iš būdų. Tas 100 sėkmingų gyvenimo įvykių pratimas yra vienas iš būdų atrasti tai, kas tikrai mano. Esmė jo yra, mes susirašome visus savo sėkmingus įvykius. Pradedant nuo ankstyviausios vaikystės iki dabarties momento. Užsirašom, koks buvo įvykis, kodėl jis buvo sėkmingas, kodėl mes vertinam kaip sėkmę. Naudinga yra aprašyti jį ir surašyti visus, kas dalyvavo tuose įvykiuose. Ir svarbiausias elementas tai yra ta savybė arba tos savybės, kurios lėmė, kad tas įvykis buvo sėkmingas. Ir jeigu tą surašyti lentelę, bet turi būti mano savybė, neturi būti išorinė aplinka, aš nusipirkau loterijos bilietą ir
tapau sėkmingas, netinka tie. Tai reiškia, ką aš tokio padariau ir kas lėmė, kokios mano savybės, gebėjimai, įgūdžiai, kas tai bebūtų lėmė, kad man pavyko padaryti tai. Ir surašius visą tą į lentelę, mes atrastumėm labai aiškiai, pamatytumėm, kurios savybės man duoda tą didžiausią efektą. Tai yra man geriausiai sekasi. Ir tai iš tikrųjų yra mūsų tikrosios savybės. Tos mūsų vidinės, giluminės savybės. Ir jeigu siekiant tikslų mes jas panaudojam, tai tada yra didelė tikimybė, kad tai tikrai mano tikslai. Dar viena mintis atėjo. Dar paprastesnis būdas, kaip atpažinti, kas yra mano, kas ne mano. Pradėti nuo to, pirmas žingsnis. Susirašyti visus savo tikslus, kuriuos mes dabar gyvenime turim. Gyvenime, darbe, ten kažkur, turėti tokį, kiek įmanoma pilnesnį sąrašą. Tada pagalvoti, jeigu man liko gyventi metai, ar tie tikslai bus tie patys? Susirašyti, jeigu man liko metai, kokiu tikslu siekčiau, ką daryčiau. Tada galim trumpinti tą laikotarpį, pusę metų, mėnuo, viena diena, paskui ekstremalu. Ir tą berašant, arba begalvojant apie tai, šiaip geriau rašyti. Žinau, kad kai kurie žmonės tingi rašyti, jie sako, aš sugalvosiu. Bet bent jau pasidaryti įrašą į diktofoną. Arba į telefoną. Ir dabar, jeigu tikslai, kuriuo aš siekiu, ir tai, ką aš daryčiau likus metams, arba pusmečių, arba mėnesių, jeigu jie nesutampa, tai tie tikslai ne mano, kuriuo aš siekiu. Tai yra labai aiški indikacija. Labai aiškus simptomas. Tai... Ar tai reiškia, kad tikslai, kurie likus metams gyventi yra mano? Jie yra žymiai labiau mūsų, negu kad tie, kurių mes siektumėm, jeigu mes amžinai gyventumėm. Nes jeigu amžinai gyveni, tai turi daug laiko. Ir kai kurie žmonės gyvena taip, lyg jie gyventų amžinai. Blogąja prasme, ne tai, kad gerąja. Jie galvoja, kad, dabar padarysiu, dabar pasieksiu ir tada pradėsiu gyventi. Tas reiškia amžinai. Nes tas tikslas gali būti, tu jo niekada nepasieksi, arba jeigu tu pasieksi būdamas pensijai, tai palauk, tada pradėsi gyventi. Tai gyvensiu tik tai po to, kai pensiją išeisiu. Arba tik tada, kai vaikai užaugs, arba, įvairių žmonės prigalvoja dalykų. Kai baigsiu mokslus, kai padarysiu karjerą, kai uždirbsiu pinigų, bet tada gyvena ne dabar, jie gyvena ateityje kažkurioj, pradės gyventi nuo to momento. Viena tai, kad greičiausiai nepradės nuo to momento gyventi, nes atsiras nauji dalykai kokie nors, nauji tikslai ir vėl reikės laukti, kol juos pasieks. Ir netgi jeigu tai pradėsi gyventi nuo to momento, tai vis tiek tas dalis gyvenimo yra prarasta kam tau. Tai tie trumpalaikiai, kada tu supranti, kad nebedaug liko gyventi. Tai tada labai labai išskaidrėja protas. Tu tai staiga supranti, čia ne mano tikslas, šito nenoriu, to nedaryčiau, nes tada gyventum ir darytum pačius svarbiausius dalykus. Gyventum tikrai tą gyvenimą, kurio nori, kuris yra svarbus.